Sveiki, sveikinamės iš Lietuvos taurės pirmojo etapo. Mikrofonus nusipirkom, tikiuosi garso kokybė bus gera. Simas išvažiavo į tech kontrolę, aš ruošiamės važiavimam. Dabar yra 8 ryto, varžybos nuo ryto iki pietų tiktais, tai greit baigsis. Važiuojam ruoštis. Labą dieną, turim pagaliau mikrofoną, galiu šnabždėti. Tai ruošiamės kvalifikacijai. Tokios keistos mintis po praeito važiavimo, nes turėjau vieną labai didelį kritimą, kur galvojau, jau tikrai. Šuolį jau kai šokau ir mačiau, kad krisiu, tikrai galvojau, blemba jau liksiu invalidas turbūt. Tai šiandien toks biškelį kažkokia baimė vidinė yra, bet to pačiu ir nusiteikęs tiesiog su savim techniką ramiai daryti, ką galiu geriausiai, neišlipti iš savo tų ribų sugebėjimų. Tai va. Vakar ploviau mocą ir batus ploviau ir netyčia batų vidų privariau vandens ir visi šlapi neįsimauna batas. Tai su duslerkė pagazuoji į batą, jisai pašyla ir įsimauna koją ir būna labai gerai. Pravažiavom kvalą, turim mocus labai nešvarius, visa trasa, ne visa trasa, pusė realiai trasos šlapia, košė tokia, bet nieko, mes sekančias praeitas tiksliau varžybas irgi važiavom tokioj pačioj trasoj šlapioj, kaip ir nelabai baisiai. Kvalifikacija atvažiavau 4, Simas 5, žmonių yra, konkurencijos yra, važiavime bus ką veik, dabar valomės savo mociukus, akinius, viską ir ruošiamės važiavimą. Gerai. Šalta, va, nosis bėga. Grafikus. Va, tave irgi įdėsi į video. Sveiki, šiandien rubrikoje yra mano špikiai. Praeitas varžybas Rokišky buvau susišpikiavęs pats ratą, nes buvo nulūžę porą špikių. Ir pasikartoju istoriją. Po pirmo važiavimo anas varžybas vėl nulūžo. Tai kadangi šiek tiek nebuvau suplanavęs gerai laiko ir nenuvežiau profesionalams užpikiuoti, tai vėl teko pačiam. Ir vakar buvo nupirkta keli špikiai, 5 pakeista reikia, nereikia kai kurie, perviržyta iš akies, sudėtos zateškės, nes mačiau, kiti taip važiuoja. Ir šiandien po kvalifikacijos, aišku, nevažiavau labai stipriai, ten nebuvo didelių šuolių, bet jau atlaikė, jau šiek tiek džiaugiuosi. Dabar patikrinsiu, ar nėra laisvų špikių, kad būčiau ramus ant pirmo važiavimo. Palaikymo komanda ilsisi po varžybėlių. Kaip jaučiatės po varžybų? Gerai. Čia tiek prikolų bus. Kolega išvažiavo, Timas jau į pirmą važiavimą prie starto, mes laukiamės.
jo švogeris. Ką mes apsirengėm, važiuojam, pabalėjinsim irgi jį ir tada startuosim mes. Ways to please your man. Some ain't no 100 ways. That list is 4 things long. Just suck his dick, play his balls, and then fix him a sandwich and don't cook someone. I'm on top, put the top down. One note with the sugar and I'm sauced out. I'm hot now, play the fire, I ain't never drown. Ballin' out, number 1 with assist now. Big hits, mo rich, new car, new bitch. I'm a hot boy, free BG. Free to Carter 5, let the streets eat. I'm talking a lot, keep it front a lot. When I pull up on the block, bitch, rub and they twat. I'm the car with the rock, yeah, the car was a lot. Fucking a lot, kept fucking a lot. Now she rubbing my cock, kept rubbing a lot. Put your face on my watch, yeah, that's cool on my watch. I got hella hoes, believe me. Tell them bitches pimpin' ain't easy. I'm on top of the top now. One note with the sugar and I'm sauced out. I'm hot now, play with fire, I ain't never drown. Ballin' out, number 1 with assist now. Fuck your ex, nigga, fuck your next nigga. I know right now, nigga, I'm your best nigga. I wanna pay for everything and have sex with you. The whole thing, so you know I'm your yes nigga. All that ass, you know, jeans, I'm tryna between, that's how it's no bitch, that's no yeah, like the ass, we gon' fuck it up. Turim pirmą suvažiuotą važiavimą. Klaidų 120, labai blogai. Atvažiavau antras, vieta gal ir nieko, bet važiavimas tai labai nieko gero. Daug klaidų, daug kritimų, daug užgesimų buvo. Galėjau dar priekinį dasivyti, bet per savo klaidas nieko neišėjo įgyvendinti. Šalo rankos labai visą važiavimą. Nukritau į molį, tai su smėliu paskui važiavau ant ranko. Šiaip. Antras bus geresnis, tikiuosi. Tai mano pagrindinis tikslas buvo ramiai, tvarkingai, techniškai, bet vėl nesigavo. Mane užvaldo kažkoks beprotystė toj trasai, toks per daug stipriai dagazuoju iki poskio, nespėjau sustabdyti, toks daug galvoju apie tą techniką, apie viską, bet šiaip jau buvo geriau. Varžybose pradžiai važiavau stabiliau, tik tais nukritau į smėlį ir visa rankena gazo buvo smėlis ir labai greit užkirto dilbį. Tai daug sportininkų aplenkė. Tai va, nežinau, netikiuosi, o antras bus geresnis. Valandų po pirmos 10. Varžybėlės baigės. Labai gerai, labai patenkinti. Laukiam apdovanojimų. Deividas Bruna!
ir MX vietos B klasės nugalėtojas 90 numeris Justinas Manijokas. Antroji vieta. Už trečią vietą turim pusiau saldų šampaną. Jeigu būtum pirmas, tai būtum saldus. O už antrą... Ai, palauk, už trečią sausas. Jo. Nieko, maladės. Dar gerimas. Jo. Tai vat varom ruoštis ir varom kebabą valgyti iš Aragę. Varžybų blogo pabaiga. Nes pavyzdžiui,